Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje pardavėjo profesijos, ten pat greta ir statybininkų mokėsi vienas toks vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai nekentė. Kai Usūrinis buvo jau 3 kurso mokinys, jis pagaliau jau buvo susiradęs savo rimtą draugę, pirmakursę panelę Virėją, Vilmą, ir nors Usūrinis toliau buvo vis žeminama savo klasiokų, o nuo ko net ir pati kartais nukentėdavo, ji vis tiek ir toliau dar norėjo su juo draugauti. Iš paskutiniųjų noro išlaikyti savo draugystę vis dar laikėsi ir pats Usūrinis, nes nors klasiokai su savuoju smurtu ir spaudė jį vis labiau, kad jie išsiskirtų, patiko jam leisti laiką su savo panele, jis nenorėjo skirtis. Dar daugiau, su laiku Usūrinis ir Vilma vis labiau artimesni vienas kitam tapo, atsirado ir seksualinė trauka. Jau prieš lapkričio vidurį jiedu turėjo tada net ir savo pirmąjį bučinį, bet savo pirmojo karto lovoje jie norėjo dar kiek palaukti, iki kokio sausio mėnesio, nes nenorėjo šioje srityje skubėti, be to juk Vilma vis dar tebėra nepilnametė, o Usūrinis jau seniai pilnametis. Kai ši pora pirmą kartą bučiavosi, tada buvo pertrauka, o jiedu slėpėsi nuo kitų mokyklos mokomosiose dirbtuvėse, už koridoriaus kampo. Bet vis tiek juos spėjo kai kas čia pamatyti, ogi Usūrinio klasiokas Filipas su savo draugeliu Sebu iš kitos, paralelinės klasės, abudu irgi labai nemėgo Usūrinio, tad jie nepraleido progos ir čia iš tos poros pasijuokti. 2004 metų lapkritis.